Sveiki, gerbiami esami klientai ir būsimi. Šiuo metu šnekėsiu apie gan mums aktualią temą, nes labai daug klausimų gaunu, kokį kavos aparatą rinktis ir ką pirkti. Tai tiesiog šiuo metu palyginsiu labai dviejų rimtų firmų, Jūra ir Mielė, kavos 2 premium klasės aparatus. Pabūsiu jums dirbtiniu intelektu, kas šiuo metu labai populiaru, bet būsiu kaip gyvas dirbtinis intelektas. Taip. Turim 2 premijos kavos aparatus, tai yra Jūra ir Mielė. Taip, kaip ir minėjau, kuo jie skiriasi. Elegantiškas, gražus, mažas, kaip sakyti, spalvotas ekranas, labai prieinamas, gražus meniu, paspaudus, aišku, ką gersi, ką negersi, viskas taip, labai korektiškai. Priekyje tirščių talpa, aišku, tokiam aparatui ir yra maža. Vandens talpa irgi, kaip premium aparatui, irgi tikrai nėra didelė, bet yra skirta vis tiek 1-2 asmenų šeimai šis aparatas. Čia vėl elegantiška talpa kavos pupelėm, tiesiog gražiai atsidaro, taip. Raudonas, viskas tvarkingai, dar perinam prie kito dizaino Mielės, irgi raudonas, gražus. Aišku, jau yra, kaip sakyti, ekranas jau nebespalvotas, toks jau konkretus, kaip, nežinau, kaip vokiečių, net neįsivaizduoju, kaip paaiškinti, toks nėra mandras, jis yra toks sunkesnis ir reikia, norint kažką surasti, reikia į meniu jau įeiti, reikia landžioti, jau daug mygtukų spausti. O meniu pasirinkimas, aišku, paprastas. Paspaudi mygtuką ir jau daro kavą. Tai dėl, kaip sakyti, dėl šitų programinių dalykų ir tų ekranų nėra ko labai daug ginčytis, kas kam prie širdies ir viskas. Toliau yra vandens talpa, irgi tirščių indas atsidaro čia, aišku, jis yra kaip biškutį yra didesnis negu Jūros, bet visas principas, tą, ką mes matom, visi aparatai identiški, kaip sakyti, visi kavą gražiai daro, taip toliau. O dabar kaip meistras greitai norėsiu pasakyti, kad ko jie skiriasi daugiau iš techninės pusės ir ko ne. Tai čia esu padėjęs tokius detalės, yra girnos. Tai girnos ir Jūros ir Mielės yra ta pati gamykla gamina, viskas tas pats, ta pati gamykla gamina šitas detalės, šitas, siurbliukus, malimą, taip toliau. Tai va tiesiog jeigu atvėrus Jūros irgi biškį į vidų galime įeiti pasižiūrėti greitai. Taip. Atsidarė greitai. Čia jau biškį, kaip sakyti, atversiu, kaip čia viskas atrodo. Čia yra elektronika, pakelimo. Tai va, ką minėjau, kad tai yra pusė detalių, ką mes matom. Viską tą patį turi ir Mielė. Tai va toks ir įdomus palyginimas, kad viduje detalės yra gaminamos šiais laikais vienos ir tos pačios gamyklos. Taip. Tai, šitą neužsidaro man kažkas, tai reikia, kadangi skubu, tekto. Paliksim, kaip sakyti, neuždarytą. Vis dėlto užsidarys, viskas tvarkoja. Taip, ok. Taip, tai yra Jūra mūsų. Aha. Irgi, jeigu taip žiūrėt, atidarysiu dar Mielę, jeigu taip jau gražiai pasižiūrėt. Irgi kas ten viduj, kuo ten mūsų skiriasi, taip. Jo, tai vat kaip ir minėjau, yra kai kurie dalykai, kurie skiriasi, taip. Irgi yra širdis, plokštė, viskas, kaip sakiau, tie patys siurbliukai, vandens srauto davikliai, ypač tie patys yra vandens skirstytuvai, ten kiti moliniais vošais vadina, tai va, ką norėjau pasakyti, kad vidus daugiau negu 50% yra ta pati gamykla, tos pačios detalės. Tai va, klientui renkantis, tai toks ir kaip iš mano pusės atsakymas, kad detalės yra kai kurios vienodos. Taip, ir gal tokį, pasakysiu, kuo iš tikrųjų geriausiai ir stipriausiai skiriasi, tai yra 2 dalykai. Taip, tai yra kavos darykla. Tai va, kas man patinka Mielėje, čia vadinasi kavos darykla, ją galima paprastai atidaryti, įsiimti, išsivalyti, ten viską vidų išvalyti, išplauti ir taip toliau. Čia vyksta kavos pupelių sumaltų procesas, įspaudimas ir kavos darimas. Tai va čia yra, kas faina buityje, paprastam žmogui, tai yra galima tą daryklą prižiūrėti. Taip, šveicaras Jūra. Klientui tokio malonumų nesuteikęs yra, reiškia, darykla yra viduj paslėpta pačioje Jūroje, taip. Ir vadinasi Ieva.
čia yra visa daryklė, jos išimti jau negalima, jeigu kažkaip jį sugesi ir kažkas atsitiks, nu, teks jau kreiptis į servizą, kaip sakyt, servizui reikia irgi uždirbti. Tai vat, gal toks yra, vienintelis toks labai stiprus skirtumas yra būtent daryklų yra. Toliau skirtumai, aš jau kaip ir matėte, yra spalvoti ekranai, meniu principas, o šiaip tai vieni sako, kad vieni aparatai geriau kavą daro, kiti geriau, aš manau, kad yra tik skonio reikalas ir kiekvieno žmogaus filosofija yra kažkokia vis kitoniška. Tai tiek apie tos gražius du mažus premium klasės aparatus, skanios kavos ir geros dienos jums.